Ir labas visiems, ryt sveikinai su tavim, dar vienoj pamokėliai. Ir įsijungiam flamasteris ir Ieva klausė apie mitybą, nori atsakyti saldumynų. Ir norėjau sukurti įrašą, truputį papasakoti apie tai, savo mintis, savo patirtį ir kas čia vyksta, žodžiu, šitą temą. Tai visos priklausomybės, nesvarbu ar tai yra saldumynai, ar alkoholis, ar rūkimas, ar seksas, ar masturbacija, ar kompiuteriniai žaidimai, ar kad ir kas tai būtų dar, sportas beprotiškas, arba tvarkymasis namų, irgi yra dažnas variantas, retritose susidūrėm, arba darboholizmas, žodžiu, visa tai yra skirta tam, kad pabėgti nuo jausmų. Tai pradėkim savo pamokėlę, parašykim. Jo nesimato. Pabėgimas, poilsis nuo jausmų. Kiekviena priklausomybė yra poilsis nuo jausmų. Nevadinkim to pabėgimu, nes iš karto ateina kaltė, nes jeigu aš bėgu, aš kaltas. Atsipūsk, čia žaidimas žemėje, niekas tavęs neteisė, tik tu pats pati, visada nėra nieko kito, kas teisė tave, tik tu pats ir pati. Atsimink tai, nėra Dievo su beisbolo lazda, tik tu pats turi beisbolo lazdą, save plaki. Tai kaltės nėra, gali daryti ką nori, gali jausti jausmus, gali nejausti, iškai nėra skirtumo, tai nepakeičia tavo dieviškumo. Vienintelis dalykas, kas pasikeičia, tai tavo patirtis gyvenimo žemėje, kai jauti jausmus, nėra gyvesnė, sąmoningesnė galbūt, bet ir taip toliau. Bet tai nepaverčia tavęs daugiau dieviškų, negu esi dabar. Ir čia yra labai svarbus faktas, kas iš to gimsta. Jeigu aš daugtaškis nustosiu, padarykim taip, jeigu aš nustosiu įrašyk savo priklausomybę, mano gyvenimas bus lengvesnis ir, parašykim, dieviškesnis. Dieviškesnis, tobulesnis. Netelpa. Tie flomasteriai. Tobula mano draugė. Gal dabar taps. Jeigu aš šitą trinam lauk. Trinam šitą. Trinam. Nėra klaidų, mano draugė. Kad ir kiek aš čia feilinu kabutėse, tu vis tiek žiūri toliau ir vis tiek jauti gerą vaibą. Nes tu jauti energiją šito įrašo ir visiškai nesvarbu, kas čia vyksta, aš galiu liuliuoti kaip šuo. Wow. Tu vis tiek jauti gerą vaibą, nes viskas yra energija, net turinys svarbu, o energija, kas daro įrašą ir kokia energija jisai yra kuriamas. Jeigu aš nustosiu ir rašyk savo priklausomybę, šiuo atveju Ieva dalinasi valgyti saldumynus.
Jeigu aš nustosiu valgyti saldumynus, mano gyvenimas bus lengvesnis ir daug dieviškesnis, tobulesnis. Aš mažiau save kaltinsiu, mano kūnas pagražės, mano ryšys su Dievu atsiras didesnis, žmonės mane priims daugiau ir taip toliau, ne, kažkas patobulės. Ir kas nutinka, tai nukreipia mus, arba taip padarykime. Tai nukreipia mus į ateitį, į tašką ateityje, į kažkokią dieną, kada man pagaliau pavyks atsakyti tų saldumynų nelemtų ir aš galėsiu pagaliau išsilaisvinti iš tos savo priklausomybės ir tada aš priimsiu save, tada Dievas mane priims, tada aš galėsiu atsipalaiduoti, tada mano pasaulis bus tobulesnis, dieviškesnis. Bet šiandien aš dar negaliu to jausti, aš dar negaliu to patirti, nes vis dar turiu priklausomybę, nes vis dar teisiu save, nes vis dar mano gyvenimas nėra lengvas ir tobulas. Ir kas nutinka, tai yra ego mintis. Tai yra ego mintis, kad ateityje kažkada bus geriau negu dabar. Tai yra visiška ego mintis, niekada nebus geriau negu dabar, mano draugė, atsimink tai. Mūsų darbas yra kažkokiu būdu permatyti šią akimirką kiaurai visų iliuzijų, kiaurai visų jausmų ir minčių, kurios kala dabar, permatyti ir pažiūrėti, kas yra po to ir pamatyti, kad šita akimirka yra meilė, kad šita akimirka, kad ir kas žudosi, kad ir kas pjaunasi, kad ir kas dabar, kad ir koks trūkumas didžiulis ir skausmas, tai yra visiška meilė siunčiama tau. Bet sunku yra ją pamatyti, kai yra krūva jausmų ir minčių, ne, negatyvių kabutėse. Bet nepaisant to, jeigu nori laisvės, jinai turi būti būtent dabar ir čia, negali būti ateityje, negali būti, kai mesi saldumynus, arba kai nebesijausi kalta, arba kai mesi alkoholį, arba kai mesi rūkimą, ar kad ir ką nori mesti. Tai nebus niekada, nebus pakankamai tau, niekada to. Jeigu atrodo jau pasieksi tą tašką, tai jis dar kažkokia mintis ir dar nuneš tave tolyn ir visą gyvenimą tada projektuosi į ateitį savo sėkmę ir laimę ir niekada negalėsi būti dabartyje pilnai. O Dievas yra tik dabartyje, meilė yra tik dabartyje, ne mintise, ne ateityje, ateities nėra, taškas. Tai aš nepaliksiu tavęs be išeities, mano draugė, išeitis yra tokia. Išeitis yra dabartyje atsistoti. Oi, net tas rašiklis. Išeitis yra dabartyje atsistoti į tobulumą. Dabartyje atsistoti į tobulumą. Tai reiškia, kad tu visiškai leidi savo būti visokiu, tu visiškai neteisi savęs, arba teisi, jeigu nori koks skirtumas, neteisi teisimo savo. Tu visiškai nekeiti šitos akimirkos ir visiškai paspaudi savo patinka su viskuo, koks esi. Tai jeigu turi priklausomybę saldumynų, tu sakai, aš atiduodu tai Dievo rankas, visiškai nieko nekeisiu dėl to, aš nežinau, kas turi būti mano gyvenime, aš nežinau, koks turi būti, aš nežinau, ką turiu daryti ir aš nieko iš vis nedarysiu, aš palauksiu įkvėpimo ir jeigu ateis kažkoks įkvėpimas daryti kažką, aš seksiu tuom. Bet jeigu jis jausis kaip sunkumas iš baimės, aš neseksiu jokią baimę, nieko nedarysiu iš baimės. Tai dar vienas svarbus aspektas, kai atsistoji į tobulumą ir nekeiti savęs, tada klausai vedimo. Klausai vedimo.
tu nelipi į kalną, kuriame yra tavo tikslas, tu atrandi save jau stovint ant to kalno ir da paklausi savęs, kodėl aš nejaučiu savęs kaip stovint ant kalno jau. Kodėl aš nejaučiu savęs, kad mano gyvenimas jau dabar yra lengvas, dieviškas ir tobulas. Kodėl aš dabar nejaučiu to? Aš žinau, kad tai turi būti dabar. Visi sako, visi sako, kad tai yra dabar. Kodėl aš nejaučiu dabar savęs kaip tobulumo? Kodėl? Čia yra labai geras klausimas. Labai geras klausimas paklausti savęs. Jisai yra daug kartų geresnis negu kaip nebevalgyti saldumynų arba kaip išeiti iš priklausomybių kažkokių. Paklausti savęs, kodėl tu dabar nejauti savęs tobulo, kad tau reikia keisti kažką savyje, kad tau reikia atsisakyti kažko. Iš kur tu žinai, kad turi atsisakyti priklausomybių, gal jos tavo kūną laiko gyvą. Gal be priklausomybių nepakeltum jausmų dabartinių ir būtų šapiš, ne? Tai mes nežinom, kaip turi būti viskas ir mes nežinom, koks yra mūsų likimas. Tai labai geriausia yra nesikišti tai ir klausyti vedimo kiekvieną sekundę, kiekvieną dieną, klausyti vedimo ir daryti tik tai, kas ateina. Ir kai klausai vedimo, yra du keliai. Pirmas variantas. Pirmas variantas yra įkvėpimas ir džiaugsmas. Tu jauti įkvėpimą, daryti kažką, tu jauti džiaugsmą, jauti tokį excited jausmą, tokį pakėlėjimą, kad jeigu aš dabar važiuosiu vakare, pavyzdžiui, pasivažinėti su dviračiu, nors ir ten dar daug yra ten tų darbų padaryti visokių, bet tai būtų fainai, tai būtų jėga dabar nieko nedaryti ir išvažiuoti su dviračiu, pasivažinėti, ne? Tau yra toks vedimas. Jeigu tu nedarysi, tau tu pasirinksi rūpesčius, baimę, sunkumą ir išduosi savo vedimą, išduosi savo džiaugsmą. Ir kitas variantas yra, turbūt jau pati sugalvojai, baimė, reikia, privalau pabaigti. Negaliu. Kai klausai vedimo, ateina balsas, kuris sako, reikia tą pabaigti, privalau tą padaryti, negaliu eiti, turiu tą padaryti. Ir to turiu priduoti popierius. Ir mane paliks draugas, draugė. Jeigu mane atleis iš darbo, tada neužteks pinigų maistui, neišgyvensiu ir taip toliau. Visos šitos istorijos kala per baimę tavo ir daugiausiai per baimę ir spaudžia krūtinę, širdį ir taip toliau. Tai kai klausai vedimo, rask drąsos visada eiti tik tada, kai jauti įkvėpimą ir džiaugsmą ir nedaryk šitų, kai ateina iš baimės kažkas, ar iš reikia, ar iš privalau. Čia yra ego balsas. Jeigu nori eiti į laisvę, turi išmokti jau mažiau klausyti ir eiti su įkvėpimu ir džiaugsmu visą dieną, visą gyvenimą. Ir aš atėjau šitą įrašą daryti su įkvėpimu ir džiaugsmu. Aš laikiau šitą mintį jau pusantros gal dienos, kad kažkada norėsiu šitą įrašą padaryti Ievai ir kitiems, bet va dabar atėjo energija tam ir dabar jaučiu įkvėpimą ir džiaugsmą ir dėl to jis yra gero vaibo. Išlauk įkvėpimo ir džiaugsmą, jeigu nori kažką daryti. Geriausi dalykai visada sukurti yra iš meilės ir įkvėpimo. Ne iš baimės ir reikia. Tai va, turėk tai omeny. Tai va, tokia yra istorija. Priklausomybė nėra blogai, valgyti saldumynus nėra blogai, tai yra poilsis.
nepabėgimas, ištrinkim tai sukuria kaltę, tai yra poilsis, pieškim širdutę, poilsis nuo jausmų, kai varai, ypač jeigu darai jausmų sesijų daug, jeigu darai daug darbo su energijom arba su kitais žmonėm dar dirbi, visada reikės kažkiek valandos ar 2, ar kažkiek man dabar reikia. Anksčiau vis daugiau reikėjo, man dabar reikia kas kelias dienas, porą valandų, pavyzdžiui, pavalgyti siemkų, pažiūrėti filmą ir aš atsistatau nervų sistemą, man tai veikia, arba pabėgioti gerai kalnais, bet labai padeda siemkus pagriaužti ir pažiūrėti kokį nors filmą, tokį žemišką, durną, kokį nors paprastą ir tai atrodo atstato viskas. Tai va, tai leisk savo tai daryti. Dabar nutrinkim viską. Op. O. Opa. Tai va, viskas dingsta staiga. Čia buvo pirmoji dalis įrašo ir tai žinutė pagrindinė iš čia yra atsistoti ant kalno viršaus, o ne lipti į. Atsistoti ant kalno viršaus, o ne lipti į, nieko nesiekti, nieko nedaryti, atrasti dabartį tobulumą. Kai atrandi dabartį tobulumą, klausyti vedimo, klausyti, ką tau sako širdis, klausyti, ką tau sako dvasia, pažiūrėti, kur įkvėpimas jaučiasi ir džiaugsmas ir daryti tai, nieko kito nedaryti. Ir jeigu įkvėpimas ir džiaugsmas jaučiasi išeiti iš saldainių, numesti saldainius, jauti pakilėjimą darant tai, valio, klausyk vedimo ir klausyk žingsnių, kuriuos turi padaryti. Jeigu tai yra iš baimės ir kažkokios kaltės, pabūk su tuo, jausk baimę, jausk kaltę savo kūne, nedaryk iš tos energijos jokio sprendimo, nes nieko gero neišeis. Iškart sakau, gali pabandyti, pamatysi patys. Jeigu darysi iš baimės sprendimą ar pokytį, niekada neišeisi, niekada neišbūsti ilgai, nes tai nėra vedimas, tai yra paremta baimė, ego. Neužtenka energijos įgyvendintai. Tai va, o dabar, jeigu imant grinai saldumynus ar priklausomybę, paimkim maisto priklausomybė kaip pavyzdį. Truputį papasakosiu dar praktiškai, ką galima padaryti dėl to, dėl bendros informacijos. Tai padalinkim dabar taip. Čia yra, aš leidžiu savo valgyti. Čia yra, aš neleidžiu savo valgyti. Ir paimkim pavyzdžiui saldumyną, aš nežinau, kas tai yra, bet tarkim spurgą. Spurgą. Ir labai svarbu yra susitikti su jausmais abiejose pusėse. Jeigu tu uždraudi savo valgyti ir sakai, aš neleidžiu savo valgyti spurgos, tu išgyveni tik dalį jausmų. Čia va yra, tarkim, jausmai tavo, burbulai, susijęs su tuo, kad tu neleidi savo valgyti spurgos. Tai yra liūdesys. Tu nori spurgos, bet tu neleidi savo valgyti jos. Ir tada tu jauti liūdesys, liūdna ulgojerni. Dedam ilgai, atsimenu. Liūdesys, tada jauti, kai neleidi savo valgyti, jauti beprasmybę. Aš atsimenu iš savo, aš irgi jau per tai.
tada jauti vienišumą, jauti atskirumą, jauti nedraugystę, jeigu su kitais žmonėmis esi, jautiesi nesocialus, jautiesi vienišumas, jau sakiau, vienas, jauti galbūt pyktį, kad neleidi valgyti savo, arba ant kitų pyksti, kad jie valgo, o tu neleidi savo, pyktį jauti, tada kaltini kitus, kad jie valgo, o tu nevalgai, projektuoji, kaltini kitus, jie valgo spurgas, savo neleidi. Tada užteks dabar kol kas. Čia pažymėkim, visa tai yra va šitie burbulai, kurie yra tavo kūne susijęs su maistu, šiuo atveju šitą spurgą ir pačiu valgymu, maisto priklausomybė. Dabar reikime kitą pusę ir po to sudėsim viską ir paaiškinsiu, kas vyksta. Kai leidi savo valgyti tai, taip pat yra krūva burbulų, kurie yra tavo kūne. Čia yra energijos, emocijos, kurios yra, aktyvuojasi situacijose ir kurias turi išjausti. Ir čia yra skirtingi jausmai. Kai leidi savo valgyti, jauti džiaugsmą, jauti laisvę, jauti čia ir dabar momentą. Net nenori galvoti apie ateitį, kas bus, kai virškinsi tą maistą. Jau visi čia ir dabar. Jauti rojus, ekstazė, ne? Jauti malonumas. Ir visą tai kerta per tavo receptorius, dopaminus visus. Bet šalia ateina iškart kaltė. Tu valgai vėl, tu žadėjai nevalgyti, kaltė susturėsi, tau nutiks tas ir tas ir tas. Tada ateina pyktis ant savęs. Kad valgai, žadėjai nevalgyti, norėjai sveikiau valgyti, ne, pyktis ant savęs. Tada ateina mintis, kas nutiks tau. Kas tau nutiks nuo šito maisto, tau sunkiai virškins, storėsi, užsiterši, žodžiu, visą tai. Tada ateina smerkimas, tu toks ir toks, kaip tu vėl pasidavei, ne? Pasidavei maistui, pasidavei, kaltini save, vėl neįvykdai to, ko žadėjai, sulaužai savo pažadą duotą ir taip toliau. Dar kas čia dar ateina, prisiminkim. Galbūt kaltini kitus, kurie nevalgo to. Būna ir taip, kai savo leidi valgyti, tada pažiūri kitus, kokie lopai spaudi, neleidžia savo valgyti to ir taip toliau. Ir sukuri irgi tokią projekciją, kad maždaug, kodėl jūs negalite irgi to valgyti, jeigu aš valgau. Kaltini kitus, projektuoji kitus, tada jauti laisvę. Jauti laisvę, realiai rezumė laisvė ir kaltė. Ir va turi šitą pusę jausmų. Ir ką žmonės daro dažniausiai? Eidami į mitybą, eidami į kažkokią priklausomybę, atsisakymą, norą išeiti iš priklausomybės, jie eina tik į šitą pusę. Ir visa, kas čia yra, jie ignoruoja, jie nežiūri net, jie neina ten.
Jie eina susitikti tik su, net neina susitikti dažniausiai, tiesiog uždraudžia savo ir tas, ir tas, ir tas, ir tas lieka viduje ir spaudžia ir tada persivalgia arba nužudai, ką nors iš tos visos įtampos, ne, nes visi šitie jausmai, jie lieka tavo kūne, niekur nedingsta, jeigu nemoki jausmų sesijos. O žiūrėk, koks gavosi piešinys. O, žiūrėk, čia antakiai, čia akis. Dinozauras gavosi. Jie nežiūri nei į tą pusę, nei į tą pusę, jausmai lieka viduj. Bet ką galima padaryti šiuo atveju? Tai ką aš siūlau? Tai eiti į abi pusės. Aš, pažiūrėjau, norėjau čipsų atsakyti. Aš buvau priklausomas nuo čipsų, labai negalėjau niekaip jų paleisti. Ir aš darydavau taip, aš pasimdavau čipsų pakelį vieną kartą ir pasimdavau čipsą, atsplėždavau, žiūriu, kaip kūnas jaučiasi, žiūriu, kad spaudžia krūtinė, kyla baimė, kyla mintis, teroras, įstempia kūnas, jaučiu visą tai. Pabūnu 5 minutės, nurimsta, atplėšiu pakelį, išimu čipsą, pridedu prie nosies, jaučiu, kas kyla, vėl sukyla drakonas, vėl kyla baimė, vėl kyla mintis, valgyt, nevalgyt, ką čia darai, maždaug negerai tau ir išlykštų ir nesveika ir nedieviška ir taip toliau, eina visas šitas rautas, eina jausmai ir aš darydavau sesijas po mažą žingsnelį, pasiimi tą produktą, pasiimi tą spurgą šiuo atveju ir tu žiūri ją, žiūri ir kas vyksta kūne ir jauti kūne tas bangas, pridedi arčiau lūpų, žiūri, kas vyksta, žaidi su savim, žaidi ir tyrinėjai, tai žaidi tyrinėjai savo protą ir nervų sistemą, savo ego, kas kyla, laikant tą produktą rankoj, pridedant prie nosies, pridedant prie lūpų, užsidedant į burną, laikant burnoj, nenuryjant, kas kyla, nuryjant pirmą kąsnį, kas kyla ir stebi šitą terorą. Pasitengi nevalgyti daug iš pradžių, o eini jausmus, eini žiūrėti, kas vyksta kūne, kai tai darai. Tai čia yra, kai leidi savo valgyti. Pasiimi produktą, darai sesiją su to produktu. Kitas variantas yra, kai neleidi savo valgyti. Tu nori labai to produkto, nori pabėgti nuo jausmų ir tiesiog ateina desperatiškas jausmas suvalgyti spurgą ir sakai, ne, aš neleisiu savo visiškai, aš einu į sesiją, aš pasidarau savo sesiją arba užmerkiu akis, tiesiog žiūriu, gerai, kur spaudžia, kur yra tas noras spurgos, kur spaudžia, kaip krūtinė duria, kaip pilvas spaudžia, atrodo negali išbūti ir neleidi savo už nieką, už jokius pinigus valgyti spurgos, nesvarbu, kas nutiks, tiesiog suriši save ir neleidi, kažkokiu būdu paguldai savo kūną ir leidi savo jausti visus jausmus, kurie kyla, išbūni tai iki galo, visišką discipliną. Kai leidi savo valgyti, kai darai sesiją, tu pasileidi plaukus, nėra disciplinos, tu leidi savo suvalgyti vieną spurgą, žiūri kaip jautiesi, leidi savo suvalgyti kitą spurgą, žiūri kaip jautiesi. Ir tu darai visiškai sąmoningai tai, pasidarai sesiją tam. Sesijos principų. Ne tai, kad, nusipirkau 20 spurgų, dabar eisiu prie filmo. Tai nieko nepakeis, nieko neišmoksi iš to, gali tai daryti, bet tai nebus naudinga tavo kūnui ir tau. Tikriausiai, bet ką žinau, ne? Bet aš siūlau pasidaryti sesiją. Viena sesija, kai tu leidi savo valgyti spurgą arba saldumynus, kita sesija, kai tu neleidi savo valgyti, disciplina griežta. Ir žiūri, kas kyla, žiūri, kaip ego verkia, žiūri, kaip sako, maldauji, duok man spurgą, aš viską padarysiu, kam čia reiktų mitybų, čia ryts nusišneka, pasaulis nevertas, kad draustum savo kažką, stebi visas šitas mintis, nieko nedarai su tuom, jauti, kas vyksta kūne, neleidi savo valgyti spurgos. Ir tada tu pamažu sugaudai šitos burbulus. Ir iš tos pusės, ir iš tos pusės. Ir jie mažėja, ir kuo jų mažėja daugiau, tu atrandi didesnę laisvę.
Atrandi laisvę, kad tu gali nueiti parduotuvę, gali matyti tą spurgą, gali ją laikyti, gali nelaikyti. Tau nėra taip svarbu ir tu tampi laisvas nuo to. Bet tu tampi laisvas tik tada, kai susitinki su jausmais, sąmoningai pasidarai sesijas, kas yra susijęs su tuo, nes už saldumynų tau šiuo atveju yra krūva jausmų šitų, turi juos pagauti, išjausti. Tai nėra apie pačią spurgą, bet tai yra asociacijos ir jinai iškelia, šiuo atveju saldumynai iškelia tau šitos burbulus. Turi juos sugaudyti po vieną, darydamas sesijas ir susitikdamas su šitais jausmais kelyje, kurie yra tavo kūne. Visi šitie jausmai, viskas, net ir džiaugsmas, net ir laisvė ir ekstazė, kaltė, pyktis, viskas yra mūsų kūne burbulai, viską galima pagauti ir išjausti ir tada ateina visiška suvalgymu arba nevalgymu. Čia yra vieta, į kurią mes keliaujam darant tai. Tai vėl aš nenoriu, kad tai būtų apie ateitį, bet tiesiog toks yra praktiškas principas, kaip galima tai išspręsti sąmoningai. Išjaučiant jausmus šituos, tu atrandi vis daugiau visišką taiką su valgymu saldumynų arba nevalgymu. Tu leidi savo ir valgyti, ir nevalgyti. Jeigu tik uždrausi savo discipliną, nevalgysiu saldumynų, kas su manim, ar nesvarbu, ar mesiu alkoholį, rūkimą, kas su manim, tai susprogs anksčiau ar vėliau, tai taps destrukcija arba teisi kitus, kurie tai daro ir visada galvosi apie tai viduje arba stengsis kažkaip pamiršti tai kuo greičiau, bus įtampa apie tai ir vis tiek užstrigę kūne bus burbulai, kurie pasireikš vienaip ar kitaip gyvenime. Esmė yra eiti į abi pusės ir leidimą visiškai ėsti saldumynus ir prisivalgyti jų ir stebėti, kas kyla ir visiškai neleisti savo to daryti sąmoningai per sesijas. Su raiščiu, geriausiai, gulint, stebėti, kas kyla. Tai va, ir dar vienas dalykas, dar vieną lapą darom. Akademija yra tokia vieta, kur noras yra pasidalinti viskuom, kaip mes gyvenam. Yra toks dalykas, kūniel, kriya, joga. Tai yra, aš nenoriu to vadinti vėmimu, bet tai yra atpilimas, skrandžio išsivalymas. Tai yra kaip praktika, kuri išvalo tavo skrandį, kad tu išgeri daug vandens, tiesiog išsiplauni savo skrandį. Jeigu kažko prisivalgai arba tiesiog kaip praktika išvalyti toksinus ir skrandį nuo viskų dalykų atliekų, tai mes su Violeta esam išmasterinę meistrai tapę šitos praktikos. Mes galim suvalgyti bet ką, 3 kg saldainių ar 2 šeimyninės picas ar nežinau, nėra iš vis skirtumo, vištą visą arba ranką tavo. Galim nuėję į tualetą, išgėrę vandens, gal litrą, per 3-4 minutės. Per 3-4 minutės galim išsivalyti savo skrandį ir lieka maždaug pagal visą testavimą, tik kokie 5 procentai. Visai nesimato šiklio. Kai išmoksti tai, kai išmoksti šitą praktiką, tavo kūne lieka maždaug 5 procentai maisto, kurį suvalgiai. Tai jeigu suvalgiai 3 kg saldumynų, jeigu gerai padarai šitą dalyką, šitą išvalymą skrandžio, tavo skrandį lieka tik 2 saldainiai gal iš tų visų 3 maišų. Tai esmė yra tokia, jeigu norit, galite pasižiūrėti tai. Tai yra, mes pusę metų su Violeta
kabutėse vemdavom kasdien, mokydamiesi šito, tiesiog atėjo tai mum iš dvasios vedimo nerti į tai. Ir mes išvalgėm viską, ką įmanoma pasaulyje, kad paleisti maistą, kad išsilaisvinti iš to, nes mes abu buvom labai priklausomi tame. Buvo daug įtampos, daug neramybės su tuo ir tai yra, mums tai buvo kelias išeiti iš to, nėrėm stipriai į sesijas ir leidimą savo viską valgyti, ką tik nori, absoliučiai. Ir tada išvalom skrandį, vėl valgom viską, ką norim, absoliučiai vėl išvalom skrandį ir darydavom tokias praktikas kiekvieną dieną beveik. Ir labai ištyrinėjom maistą, ištyrinėjom, koks yra jausmas, kaip išsivalgai, kai išsivalai, vėl kaip išsivalgai, išsivalai, kaip keičiasi vibracija, energija, kūno pojūtis, mintis. Giliai nėrėme tai va Kuniel kriya joga. Jeigu išmoksi tai, jeigu išmoksi kabutėse vemti kaip meistras, tada kiekvieną kartą žinosi, kad jeigu kažko padauginsi ar prisigersi per daug, per 4 minutės gali išsivalyti tai ir tai reikia žinoti techniką, kampą, kiek pilt vandens, kaip, kas, kur ir taip toliau. Ir gali tada nardyti. Tai va, tai jeigu sujungi tai su leidimu valgyti visko, ką kalbėjau prieš tai gali būti labai geras įrankis, kad po to nereiktų 3 dienas virškinti ir laukti. Gerai, aš dabar paklausiau ryčio, suvalgiau 7 purgas, visiškai leidau savo ir dariau sesiją ir jaučiau. Bet dabar jos stoja mano pilve ir kažkaip nėra smagu, nefainiai. Pažiūrėk YouTube, Kuniel kriya joga. Pažiūrėk, kaip daro žmonės tai, pabandyk, gal paeis, gal ir tau kažkas surezonuos tame. Tai va čia viena iš mūsų paslapčių, jų yra daug, bet trumpai principas yra toks. Kam nešti kūne maistą, kurio nereikia kūno, jeigu gali nenešti jo ir per 4 minutės jį išvalyti. Kai pasidarai savo sesijas ir pavalgiai, pasitenkinai, pasimaloninai ir eini toliau gyventi. Čia ir dabar. Tai va, draugai, tiek šiandien. Prišnekėjau visko čia. Parašykit komentarą, jeigu patiko, jeigu buvo įdomu klausyti. Yra dar daug visko, ką galima papasakoti apie tai. Šiandien jau užteks, nežinau, kiek čia prišnekėjau. Lauksiu jūsų pasidalinimų, minčių, Ievai linkėjimai. Tikiuosi, tas video bus gan aiškus ir padės truputį apsispręsti su tuo. Ir parašyk komentarą, kaip tau tai skambėjo. Ačiū, kad esate akademijoje, apkabinu visus ir aš dabar esu 5 dieną beveik vien ant vaisių, truputį valgiau sriubos ir dar salotų, bet realiai vien ant vaisių visą dieną, toks tie didžiulis noras vėl vaisius valgyti. Valgiau prieš tai daugiau duonos, pasakiau dar dalykų, bet dabar toks atrodo atėjo įkvėpimas iš džiaugsmo, toks atrodo noris kuo lengvesnį, ne tai, kad kuo lengvesnį, bet noris atrodo grįžti tą savo lengvumą, kurį aš žinau viduje ant vaisių ir Madeirai buvo sunku jį išlaikyti kažkaip anksčiau, jis buvo daug viskių reikalų ir daug sunkių energijų, bet dabar atrodo viskas lengvėja ir kol kas vaibinu ir kūnas džiaugiasi. Tai va, ačiū visiems, Vaisinis rytis sako iki ir lauksiu jūsų komentarų. Čiau, čiau.